Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV. Koks pavasaris be gardžios ir labai gaivios sriubos. Ir aišku, šaltos. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip galima kartais pakeisti šaltibarščius ir ką galima pagaminti iš rauginto agurko. Tai keliaujame prie mūsų maišytuvo. Sriubos pagrindu aš pasirinkau kefyrą, bet galite rinktis jogurtą arba rūgpienį. Tai į virtuvinį blenderį pilame kefyrą. Tada pjaustytus šviežius agurkus. Kiaušinius. Sūdytą agurką. Svogūnų laiškus. Sultenės. Ir žinoma, krapus. Pasūdome, bet labai nedaug, nes mūsų sūdyti agurkai yra, šiek tiek pipirų ir cukraus. Ir dabar viską uždarome ir malsime apie 1 minutę. Štai. Sriuba jau paruošta, galite paragauti. Beje, nepasakiau, kad visus produktus, kuriuos aš čia dėjau, tai tiesiai dėjau iš šaldytuvo. Jos reikia labai gerai atšaldyti, nes šios sriubos ledukais nereikėtų šaldyti. Puikiai, einam serviruoti. Serviravimą aš paruošiau 4 stiklinės. Puošime ridikėliai šviežiais, kuriuos aš įpjoviau išilgai. Ir pilame sriubą. Galite dar pagardinti šviežiais krapais. Šis sriuba tinka su virtom bulvėmis arba tiesiog su skrebučiu. Skanaukite ir nepamirškite, kad ne tik šaltibarščiais galime būti gyvi. Skanaus.